Kągi sveiki žiūrėtojai kanalo. Seniai bebuvau karpių žvejot. Metai laiko nebuvau žvejot, tai pirmą kartą atvažiavau šiais metais. Randuosiu punios tvenkiny didelį žuvį siltė. Esu 5 sektoriui. Kol kas žinoma jau meškerės užmestos. Nuo 5 valandų vakar užmėtęs meškerės. Kol kas tokio rimto nieko. Vienas toksai buvo pypsėjimas, kaip ir sukėlė laikė, bet man gal greičiausiai užkabino su valu, gal praplaukdama galvoju. Tai iš karto nieko nešėriau, bandžiau su paveškim. Prieš kokias, nežinau, nepilną valandą atgal gal pašėriau. Daug pašaro nedaviau. Karšta, gan karšta, tai nežinau, žuvis visa viršui. Matosi tikrai, kad vaikšto, šokinėja. Tai pašėriau po kokias 7 pambas, padaviau 8. Ir ką, ir lauksim. Lauksim gal vakarop labiau. Žinau, bandau žvejoju ant 63 metrų. Vienam taške 2 meškerės. Ant dešinio markerio metu 1 meškerė. Aišku, markerio nedametu. Prie pat nereikia. Ir ką, aplinkui žvejoja ir 3, ir 1, ir 7, ir 6 žvejoja. 2, 4 sektoriai tik tai neužimti kol kas dabar. Kad trauktų kas nors žuvį nemačiau. Šnekėjau su vienu iš 3 sektoriaus vyruku, tai nuo vakar sėdi. Sakė, pagavo, atrodo, ištraukė bent jau 2, atrodo, žuvis. Ir kol kas nėra. Tai va, tai nieko. Būsiu 3 paras. Tai ta prasme aš nelabai dar kol kas pergyvenu, nes laiko dar tikrai yra žuviai pagaut. Ir tikėkimės, kad mes ją pagausim. Bent ką. Pašarui maišiausi, boilius naudoju. Dinamitų boilius, skvidą, smirdžius, žuvinės paletės. Tigrinio išviriau ir išviriau kanapių. Tai toksai, paprastas pašaras, tai nėra čia ką prisigalvot labai, manau. Tai pamėčiau biškutį dar nelabai daug pusiau tirpių boilių ir žiūrėsim. Nežinau, kol kas aišku, judesio jokio neduoda. Bet tikėsimės, kad labiau, kad kai ateis vakaras, galbūt gausim kibimą, o gal paryčiais bus matyti. Taigi, ką dar galiu papasakoti aš jums? Nelabai. Čia masalai tai kaip ir turbūt, kaip ir visur panašiai, aš dedu ant skęstant tie pačioj dedu odisėjus sisimūro. Viršūnė onlaino tigrinis riešutas. Tada ant kitos meškerės uždėjęs gernacas dinamitų skęstantis ir viršus ananasas geltonas. Taip, o ant 3 meškerės išdėtas yra dinamitų vafteriukas geltonas, pineapple. Tai kol kas bandom taip, o paskui žiūrėsim, ką daryti. Galbūt būtų gerai uždėti
masalą tokį kaip tigrinį su kokiu gal netikru kukurūzu arba su geltonu papriku, bet aš nusipirkau, žodžiu, tigrinius riešutus tuos smulkius ir aš kai išveriu juos, tai ten nėra ką dėti, nėra ką dėti, tokie maži, kad tenais vieną žodį. Tai man atrodo apseisiu, kažką sugalvosim ir be tigrinio riešuto. Nu ką, labai daug turbūt aš nefilmuosiu nieko. Jeigu pavyks užgaudyti, kada tarkim, jeigu bus tas kibimas, iš vis gal net nebus jau. Tai jeigu pavyks užgaudyti kibimą, tai galbūt pavyks jau nufilmuoti, parodyti, ištraukimą gal. O jeigu taip nepavyks, tai tiesiog parodysiu žuvį, pasversiu. Ir viskas, ką. Tada mes, kaip sakant, laukiam kibimo, o jūs niekur nepabėkit nuo ekrano. Labas rytas. Turėjom kibimą. 4 ryto užkibo karpis. Žvynuotas. Dar sykį pagydysiu. Aišku, jau gydžiau. Tuoj parodysim. Dar nesvėriau, bet tuoj ir pasversim. Štai toks karpėtas, stiprus. Žvynius. 4 ryto užkibo. Kol kas vienas, bet jau mes patenkinti. Tai ką pasversim ir eisim paskui paleisti. Trylika kilogramų 600. Tai tada 12 kg 300 sveria, nes kilogramą 300 sveria krepšys. Visai neblogai. Einam paleisti. Gražuolė mūsų. Na kągi, sveiki. Praėjo 2 paros, dar valanda laiko ir bus 2 paros, kai žvejoju, tai pasigirt labai neturiu kuo. Nors aišku, kad ir kaip norėčiau, bet yra kaip yra. Žodžiu, pagavau, pirmą naktį pagavau tą kaip karpį, tai daugiau nieko nepagavęs. Buvo tokių gal 3 kart pakelimų beždžioniais, bet čia, ta prasme, neaišku, ar tai bandė kibti
ar su valais žuvis tiesiog praplaukinėjo, užkabino gal. Čia galima tik spėliot. Tai žodžiu, dabar prasidės trečia para tuoj, tai nežinau, tą tašką dešiniai pusėje ant markerio, kuriam aš pagavau tą pirmą karpį, į tą tašką aš pasilieku. Pasilieku dar iki galo žvejybos, o ryte padariau šiandien papildomą tašką. 5 sektoriui, kai esu, tai į dešinę pusę, į kampą, 45 metrų nuo savęs. Žodžiu, prasti reikalai. Norėtųsi, aišku, visą laiką geriau, bet aišku, yra kaip yra ir čia žuvis vaikšto. Šiandien mažiau jau, nes 2 dienas užvakar vakar buvo karšta dienos metu. Paskui vakar vakare jau apie 7 vakaro turbūt taip pradėjo niauktis, tada visą naktį kaip ir lyjo. Nustojau lyt apie 8 ryto, gal pusė 8. Dabar taip lyg apsinekė, lyg saulutė biškį kartais išlenda pro debesio kampą, tai nežinau. Dedu vilčių į tą iš tikrųjų tašką, vis tiek kampas, tai manau, kad tikiuosi, kad galbūt ten kažką eis pagauti. Rytoj ketvirtadienis, rytoj baigėsi mano sesija 3 parų, tai galvoju pasiskambyti, gal dar netgi šiandien pasiskambisiu dėl kito tvenkinio. Turiu minčių nuo kokio pirmadienio gal nuvažiuoti vėl 2 parom kokiom ten pabandyti. Na ką, buvo atėjęs kolega iš antro sektoriaus ir bešnekant išvažiavau vieną meškerį, iš kampų iš dešinės, kaip ir naujas taškas, kur, bet ten aišku užkibų, nelabai laukia varškeitų, bet užkibų varškeitas. Gražus, stipri žuvis, 22 kg, 100 kažkur gramų. Žodžiu, 22 kg, tai greitai buvo paleistas, aišku, nes, negalima vis tiek ilgai laikyti. Ir tai va, kai paleidom, tai aukštyn pilvu dar kokią 10 minučių jisai ten žiaupčiojo, apsimetinėdamas. Jau paskui žiūrėjau, stovėjau, tai jau kokių 20 metrų, 15 buvo gal metrų nuo kranto. Tada apsivertė ant pilvo atgal ir dėjau į kojas. Kaip sakyt, vis kažkas negu nieko. Labiau norėtų su karpiu, bet gerai, erškėtas. Plius nesu čia dar pagavęs erškėtų niekada, tai dabar pagavau. Tai dar jeigu šamą ir amūrą, tai būtų visa komplektacija. Tai laukiam toliau kibimo, kur kol kas nešersiu. Šersiu tik vakare. Apačia. Apsimetėlis.
Labas rytas. Buvo kibimas. Erškėtas užkibo. Tai tuoj parodo. Tai toksai 11 kilogramų ir ką? Vežėm šį gyventoją atgal. Reikia duoti atsigaut. Skęsta į dugną. Apsimetinėja. Nuskės į dugną, pabus. Ir plauks. Kągi, sveiki gyvi. Vėl su jumis Valdemaras. Punioj, kai žvejojau, nepadariau pabaigos video, tai dabar tai yra jau kita savaitė, pirmadienis vėl, tai atvažiavau į visiškai naują man telkinį. Tai yra baraginis tvenkinys. Šiaip telkinys atrodo tikrai gražus ir prižiūrėtas, tvarkingas. Žinau, yra amūrai, karpiai, lyg plačiakakčiai, lyg šamų yra. Dydžių tikslių pasakyti nežinau, bet su vienu žmogeliu šnekėjau, tai vat 16 kg amūras pagautas buvo, 15 karpis, be abejo ir mažesnių. Tai atvažiavau, buvo stipriai lijo ilgą laiką, dabar jau berods apie 6 vakaro, tai įsiviriau tik grinuku, susimaliau, įsiviriau ką tik kanapių, tai po to trupučiuką atvės, pabrengs dar suruošt pašarą. Meškės kol kas užmestus taip, be jokių šėrimų, tik paveškim. Nakčiai padarysiu 2 taškus ir pažiūrėsim, pavyks pagauti pirmą parą, ką nors ar nepavyks. Aišku, labai tikiuosi, kad pavyks. Žinau, kad vyrauja saldukai, tai stengiamės taip ir daryti. O kai bus, matysim. Tai nežinau, kol kas rezervavęs esu 2 parom žvejybą. Svarbiausia kažką tai sugaudyti. Labai būtų faina, nes punioj man kažkaip, ne tik man punioj, aišku, ten visiems, kas žvejau punioj, kažkaip nelabai sekėsi žvejyba. Viso ten buvo pagauta mano tik 1 karpis ir 2 erškėtai. Tai aišku, ne 0. Su 0 žuvių būtų dar liūdniau, bet šiaip, pagavau, kad ir 3 žuvis, tai vis tiek gerai. Aišku, norėsiu daugiau karpių, nei šitų erškėtų. Tiesą sakant, nesu aš ten pagavęs erškėtų, tai va, dabar jau esu pagavęs. Didžiausias tas buvo 22 kg, tai tokia tikrai smagi žuvis. Ir, ką,
Tai tiek apie pūnę, o apie šitą tenkinį, tai jeigu kam įdomu, tai kas galbūt ir nežino šito telkinio, tai 15 eurų para. Yra 5 sektoriai, randasi telkinys Marijampolės apskrity. Tikrai faina vieta, tikrai faina. Ir aš manau, kad nors ir dabar nepagaučiau, bet čia tikrai kartaučiau, nes vien dėl aplinkos visai gerai. Tai va. Kągi, žodžiu, aš eisiu vėliau daryti pašarus, tai galbūt parodysiu. Turbūt parodysiu jau sumaišytą pašarą. Čia viskas paprastai. Tigrinis, kanapė, palečių, boilių. Pusiau pjaustytų, kažkiek tigriniau per mėsmalę permaliau. Įdėsiu dar spaustų kanapių granulių. Ir toks ir pašas. Dar turiu šitų mikso tokio, šutytų. Kukurūzas, žirnis, kanapė, ten kartu viename viskas. Tai ir kviečiai, tai įmaišysiu ir to, nes amūrai yra, tai žirnis, kukurūzas labai gerai. Tai dar įmaišysiu ir to. Tokį miksą padarysim ir mesim į vandenį, tegul valgo, lauksim kibimų. Čia iš informacijos žinau, kad ežeras yra dienos metu nekibiminis, tai labiau, sakykime, jau vakare, naktį galbūt, o ne dieną. Tai ta prasme, tame problemų nėra, aišku. Svarbu kibtų, nesvarbu kurių paros metu. Svarbu pagauti. Tai va, kągi, aš einu dirbėti toliau ir nepabėkit nuo ekrano. Toks va. Čia yra ir tigrinių, ir kanapės, tigrinis pamaltas, ir sielas. Tigrinis yra mini, tai labai smulkus. Per redžimankės, kai tik net nesusimala niekas. Vienas kitas, jeigu didesnis papuola, tai susimala. Kasada paletės. 4 rūšių boiliai, bet čia yra 3 rūšys, žodžiu, saldus pamaišyti po kažkiek ir dar turiu su savimi smirdžių, tai biški visai nedaug smirdžių įmaišiau, sako nelabai čia jūs mėgsta, bet noriu išnaudoti, po biškių tai gal įdėsiu, nedaug, aš ten porą saujų įpjauščiau į visą bendrą tą pusę kibiro, tai nieko ten, manau, labai nepakenks. Tada šitos granulės, kaip ir pirmą minėjau, spaustų kanapių ir miksas šutintas, žirnis, kukurūzas, kvietys. Ir, žodžiu, padaviau po 3 pambas, kol kas. Paskui jisai supašėrta manau, apie 8 vakaro. Aišku, pažiūrėsiu dar, ar nebus lietaus. Jeigu matysiu, kad praneša lietaus, tai eisiu gal anksčiau šert, kad per lietų nereiktų. Ir tada lauksim nakties. Kol kas tiek. Nepabėkit nuo ekranų. Laukiam kibimų. Na kągi, pirmas kibimas apie 11, po 11 turbūt jau. Amūriukas. Nedidelis, 4 kg 300, bet amūriukas. Ir išmaudė. Taip, paleisiu. Pasirodom, va. Štai va. Jo, labai gyvas, visas aš lapės jau, ačiū. Štai, toksai amūriukas, maziukas, 4 kg 300. Ačiū už dušą,
plauksim atgal į savo namus. Tai va, pasidžiaugėm, pagydėm, nusifilmavo mane ir varom namo. Kameros nesinešiu, nes neturiu ko pašviesti, einu paleisiu ir na kągi, turim žuvytę pirmą, gavom ir dušo ir visko, aišku nedidelis, čia tų, kaip sakant, amūrų yra tikrai žymiai didesnių, tai tikėkime užkibs ir didesnis. Einam permės meškerės ir laukiam kito kibimo. Dar vienas kibimas. Išvažiavo vėl amūras. Dar nesvėriau, tu pasvėrsim, parodau pirmiau. Štai toksai. Graži žuvis, jo, graži. Taip. Tai va, tuoj pasversim, pasakysim, kiek sveria. Ir greit paleisim, kad jau čia nekankinti mum. Septyni 400, 6 kg 100 sveria. Taip, greitai pagydom. Šiaip žuvis švari, nesusižeidus, viskas gerai. Tai vėlgi aš kameros neimu, tiesiog einu paleidžiu. Nufotkinsiu ir paskui paleisiu. Nu ką, sveiki, pagaliau sulaukiau kibimų. Nu vakar naktis aš jau daugiau nebeturėjau po tų dviejų amūrų, tai va dabar vėl amūras. Tuoj pasversim, pagydysim. Taip, sveriam. Aštuoni 600, 7 300. 7 kg 300 sveria. Tai ką pasirodom. Ir bėgam paleisti. Štai. Toksai gražuolis mūsų. Taip, dar šneka. Tai va. Toks mūsų gražuolis vakarinis. Nu ką, pasirodėm.
einam, plaukiam namo. Plaukiam namo. Nu ką, einam matuojam meškerę. Reikės perdėti masalą, nes apatinę boilio dalį nukrito. Tai matuojam, dėdam masalą, einam metam, nes ateina lietus. Nežinau, ar girdit. Pagavau 2 karpius naktį. Tai jau jie pagydyti. Šitas jau pasvertas, šitas sveria 10 kg. Tai parodo, nupaleisto atgal. Tai toksai. Tai tokas. Jau draudikas. 10 kg. Kągi, einam paleisti. Taip, antras karpis, tu pasversim pirmiausiai, paskui parodysim. Šitas 7 kg. Taip, tai parodau. Dalis. Didelių žvynių. Puiku. Ir einam paleisti. Kągi, karpius paleidau ir šiandien kaip ir mano žvejyba turėtų baigtis, nes rezervuota iki šiandien, bet labai lyja lietus nuo vakaro pradėjau ir iki dabar dar pliaupia. Tai galvoju prasitęs dar parą, nes rytoj nuo ryto rodo, kad lyg nelyturi. Tai gal pradžiovytų man palapinę daiktus kažkuriuos tai. Tai dar turiu laiko pagalvot, gal ir prasitęsiu, o jeigu biškį nustos lyt, gal važiuosiu namo, čia dar pagalvosiu ir bus matyti. Karpiai užkibo, noriu parodyti, abudu karpiai užkibo iš vieno taško, tai buvo apačia Tiger Natso redamas, viršus DX džiovinta slyva, ant šitų masaliukų. Ir vakar, kur užkibo vakare amūras, tai nežinau, rodžiau ar nerodžiau, tai buvo tutti frutti boiliai. Jie
apačioj dėjus ir jisai iš lėto tirpsta, o viršus, kaip nekeista, sudirbu lunarų larvą. Kažkaip dar jie niekur nedirbau, bet aišku, čia nesakau, kad dėl šito sudirbau, galbūt dėl šito sudirbau, o gal tiesiog spalva tiko. Tai va, tai aš toliau meškerių net nepermetęs, nes baisiai lyja, tai nežinau, gal biškutį nustosiu persimesiu dar. Ir jeigu sugalvosiu pasilikti dar parai, tai gal jeigu prasidėsiu žvejybą, tai tada galbūt eisiu dar išsivirsiu pašarų, kad nakčiai pašert būtų ką. Šlapės peršlapės. Tai, kaip sako, tokia ir žvejyba mūsų. Bet žuvies pagauta, kaip čia dabar tiksliau, kas čia pagauta, 3 amūrai, 2 karpiai, 5 karšiai. Tai visą laiką norisi geriau, bet man tai naujas telkinys, tai skaitau, kad visai neblogai. Aš užskaitau žvejybą. Tai va, ir kad čia sugrįšiu dar tai tikrai, nes telkinys tai man visai patiko. Ir galbūt išbandysim kitą sektorių kitą kartą grįžę. Galbūt jau ne šiais metais, greičiausiai gal kitais, bet tikrai dar grįšiu. Tai dar sykį priminsiu, kad čia žvejau baraginiais tvenkiny. Kas nebuvę, pasukit. Yra 5 sektoriai, yra didelių amūrų, yra didelių karpių, aišku. Tai va, tai dar kol kas mano video nesibaigia, dar manau vis tiek būsiu, tai dar gal kažką pavyks ir nufilmuoti, gal. Tai kol kas nenueikit nuo ekranų. Taigi nusprendžiau, aišku, vėjas pučia, lietus dar lyja, bet nusprendžiau po biškį viską rinktis, nes šitas lietus manau, kad nenustos. Čia nesuprasi, vienur pažiūrai rodo nuo rytoj ryte, kad jau nelis, atrodo viską pradžiovytų, kitur pažiūrai lis, tai kiek įmanoma apsirenku į jokius ten tašes, į nieko nedu, tiesiog susirinksiu, privarysiu mašiną, mesu viską ir važiuosiu namo. Tai žodžiu, ką, susitiksim kituose video. Jeigu patinka video, paspauskit laiką, jeigu nepatinka dislaiką. Ir jeigu noras yra, sekit kanalą. Kągi, ačiū jums už dėmesį. Aš renkuosi daiktus, važiuoju namo, susitiksim kitose mano laidose.